Kad tave galėtų pakelt, taip? Taip, Nutraukėm stygą. Tiesiog praeidamas žmogus su savo mintim užkalbino ir paukšt nėra. Tai labai, nedaug liko tos stygos, užsukom naują kilpą, bet ribinis toksai irgi variantas, neaišku ar laikys. Bet po kol kas nieko. Atvirkščiai, broli. Taip, žinau. Aš kai išmokau, tai irgi va šitaip išmokau, bet paskui mane Vyčinas permotyvai. Ai, man gerai. Taigi aišku. Tai Marytė yra iš to ansamblio mūsų, iš nuo pradžių dalyvis. nuo pat pradžių, Nuo pat pradžių. Eikš, Marytė, ateik. Sveika, gyvas. susitikimas. Labą dieną. Labą dieną. Seniai matyta. Kiek čia privežėm? Kiek čia pasižiūrėkit? Vienų metų. Vienametės. Kaip sesutės. Verutė jau susitariau. Dirva, pjoviau negulėjau, pėdas suraišiojau, gubelą sustačiau. Dirva, gubelą sustačiau, kapą suskaičiavau. Taigi tos Tabletku moteris tai sučiulpė. nekimdavo? Ne, jos Jų balsai kaip- tokia buvo, kaip čia dainavimo maniera ir tokie balsai jų būdavo, aš nežinau, gal, žinot, kaip vaikystė, josgi užaugusios nuo vaikystės. Bažnytiniam chore 50 choristų buvo. Ir Lazdynėje, Dutiškis, Antanai, visi kaimai eidavo. Čia buvo didžiulė tradicija dainavimo, iš tikrųjų. Ir tokios jos dainos iki šiol, jeigu ne šitas ansamblis, aš visada mokytojai sakau, niekas jų nemokėtų, jau senai neskambėtų, būtų tik įrašai fonotekose, viskas, daugiau nieko nebūtų. Kukavo tamirūtų darželį, kab gegulė kukavo, kur plonosios drobelės, kur margosios juostelės. Voželį kelsiu, drobelį versiu, lakštelį praskaitysiu, ašaralėm aplėsiu. Музыканта не попала за его, не хватило капиталу, папаша моего. Ленинские усваты обнимают мой дорог, погладайте, не заехать. Tai 70 metų nedainavo tų pripjaukų. Taip, tų pripjaukų jau apsustvėrė ansamblis, taigi ne pripjaukas, geras dainavom, bet apie įtose užmiršta jau, tai žvalgyskės senos išmokta, kokių 14-15 metų.
Kas pakartoja. Roką užveršino, už blogo vyro, ką pašpurvino, už blogo vyro, kai jun purvina, už blogo vyro, kai jun purvina, aš gero vyro, aš pajaunėjau, aš gero vyro, aš pajaunėjau, aš blogo vyro pasiraudosiu. Aš blogo vyro, aš pasenėjau, aš blogo vyro, aš pasenėjau. Turime ant stalo cimbolus, kuriuos iš tiesų atvežė iš Kauno miesto muziejaus, muzikos instrumentų skyriaus. Kuo jie įspūdingi, tai savo raižiniu nugarinėje pusėje. Tikrai ne kiekvieni cimbolai turėdavo tokius išraižymus. Tai pats raštas toksai atrodo nėra kažkoksai labai smulkus ar ypatingai sudėtingas, bet priduoda instrumentui tikrai nemažai charakterio. Muziejininkė Laura Lukenskienė atvažiavo su viltim, kad šitie cimbolai dar gros, kad juos dar įmanoma prikelt. Tačiau apžiūrėjus ir pamačius, kokio yra stovio, padariau išvadą, kad jų prikelti nebeišeis, jau jie savo yra atgroję. Bet mintis daryti cimbolus ir suprasti, kas tai per instrumentas, jinai išliko. Jau gaminu cimbolus, kurie yra Lietuvos nacionaliniams muziejaus fondų. Ir tikėsimės, kad tie cimbolai skambės, pirmieji mano cimbolai. Kur sakalalis ten gegutėlė, kur sakalalis ten gegutė, da Jėzus skreido vienan sodelin, da Jėzus skreido vienan sodel, ir Jėzus ėdo vyšnių krūmelin, ir Jėzus ėdo vyšnių krūmelin. Gerera salino vienu lapu, gerera salino vienu lapu, kur Jono kelias tėlo nitelė, kur Jono kelias tėlo nitelė. Jis suvažiavo vienan dvaralin, jis suvažiavo vienan dvaralin, ir Jėzus ėdo už vieno stalo, ir Jėzus ėdo už vieno stalo. Gerai groja. Gero meistro, geras instrumentas. Kokią žinią norim nešti šią savo veiklą, man atrodo, tiksliai apibūdina pavadinimas, kurį sugalvojom. Iš saugyklų į ganyklas, iš archyvų išieškota medžiaga grąžinama į tas vietas tiems žmonėms, kurie su tomis dainomis, su to folkloru gyveno, augo, dirbo įvairius darbus, šventė šventes. Kai šiandien dainavom, labai surezonavo ir tiesiog atrodė, kad žmonės ir prieš 100 metų, kurie čia toj bažnyčioj švęsdavo žolinės, kartu su mumis giedojo. Aš kaip iš savo meistro perspektyvos žvelgiu, džiaugiuosi, jog turėjau galimybę pažinti šį kraštą, atkurti
Cimbolų replika iš Skiriliškės kaimo. Tai, ką mes šiandien gavome, ką mes patyrėme, su kokiais žmonėms susitikome, tai, ką jie mums perdavė, kaip jie džiaugiasi, kaip mus priėmė, ką jie papasakojo, liks mumise. Tai aš manau, kad Adutiškis išlieka gyvas. Adutiški, tokie veidai geri. Adutiški, nors tau 500. Adutiški, mylėsim amžinai. Aplink dvarą upė tekėjo, visa vynu kvepėjo, žaliam sodelį grūšė žydėjo, aukso žiedai čia.